Sveiki, brangūs žiūrovai, leiskite paklausti, kas dar nebuvote Konstantinavoje. Ar žinote, kur tai yra? Buvo laikas, kai čia joks autobusas nevažiuodavo, tie laikai regis jau grįžo. Buvęs žemės ūkio mechanizacijos mokyklos kompleksas tuščias, nebeveikia kultūros namai, užsidarė parduotuvė. Klestėjęs kaimas virsta kaimo vaiduokliu. Žinoma, čia lankėsi daug žinomų stalkerių, todėl ir mes tuo susidomėjome, vykstame patikrinti šio objekto. Jeigu jums irgi įdomu, kviečiame pažiūrėti video iki galo. Sveiki atvykę. Ačiū, kad mus pasitikot su dainom. Malonu. Pasirodo, ne taip ir apleista. Važiuojame toliau, nes šventės tikrai nesitikėjome ir joje neplanavome dalyvauti. Kairėje pusėje matosi pirmieji apleisti pastatai, kurių langai išdaužyti, tačiau atrodo pakankamai geros būklės. Ir žinoma, ieškome vietos atokiau nuo šventės, kur galėtume pastatyti automobilį. Pagaliau atvykome į apleistą kaimą. Konstantinava. Ištyrinėsime šios apleistus pastatus, žemės ūkio mokyklos, bendrabučiai, sporto salė, parduotuvė. Pažiūrėsim, ką gero čia dar yra likę. Po to, kai 2008 metais užsidarė ir išsikraustė visi darbuotojai iš čia. Šiuo metu esame vidury apleistų pastatų. Už manęs yra panašu kaip bendrabutis. Ten toliau matosi sporto salė. O dabar eisime į šį pastatą už mūsų nugaros. Bandysim užeiti čia. Labai panašu čia į bendrabutį. Lendame į vidų. Matosi vienas duris į rūsį. Reikės ir ten nueiti pasižiūrėti, o dabar jau čia lipsim į viršų. Ops. Nu jo, lengva pasakyti, sunku padaryti, nes pasitinka kažkoks daiktas, kurį reikia perlipti. Nu jo. Ups. Matau, Andželija čia sunkiai ropščiasi. Baldai sumėtyti. Bandom lipti. O, čia jau tikrai nuniokota. Žolynas auga vidury. O, geras, jau čia žolė. Gamta jau pasiėmė šitą pastatą. Pirkolas. Nu va, čia labai minkštos grindys iš tikrųjų. Toks jausmas, kad gali kristi. Labai atsargiai čia reikia lipti, nes apačioj yra rūsys. Langai, aišku, išdaužyti, baldai kažkas tai mėtosi. Jau čia reikia bandyti susirasti laiptinę ir lipti viršų. Gerai, lipame į viršų. Jau čia kažkas kažką padegė. Bet vaizdelis pagerintas. Vaizdelis šiurpus iš tikrųjų. Kas čia dabar per mes valandą? O, klozetas vidury svetainės. Aš kaip tik norėjau tualetą, tai galvoju, kad reikia pasinaudoti šituo. Nu, tokiu dideliu tualeto kambariu. Prestižiniu. Čia reikia žiūrėti po kojam. Bandom eiti čia tolimesnis koridorius. O čia tokios va patalpos, nežinau ar matosi už manęs. Šviesu nieko nesimato, bandom užeiti. Kažkokie mėtosi. Kažkam tai prireikia oro pagalvės. Koridoriai visi tinkai, viskas nubyrėjo. Nu, skaityk nuo 2008 metų, jau žiūrėkit 15 metų praėjo. Ką norėti? Čia viskas jau išgriuvę.
Lipam į 3 aukštą. Jau čia apdegusi laiptinė nėra. O čia dar viena tokia foje. Koridoriai už nugaros. Ir toks pat koridorius kitoj pusėje. Tai čia centrinė laiptinė. Bandom užeiti į vieną kambarį. O pagal šią spintą tai tikrai čia buvo bendrabutis. Kadangi pats buvau studentas, tai žinau. Visos grindys jau išluptos, kažkam lentų reikėjo. Einam toliau. Kol kas visiškai nieko gero, nieko vertingo ką parodyti. Paparčiai tik auga. Aš matau balkoną, į kurį galima išeiti. Ups, labai garsiai stiklai traška. Kaip čia tas balkonas? Neturi netgi jokių turėklų. Ir reikia labai atsargiai vaikščioti. Bandykim nueiti už foje į kitą galą. Einam? Kitą pusę. Kas čia, nes iš anos pusės tai atrodo čia yra bendrabutis tikrai. Kelias grindys tai nepavydėtinos būklės. Labai prastos kokybės. Tikrai yra skylių netgi, į kurias galima įkristi. Tai nežinau, labai nesaugu vaikščioti ir baisu, sakyčiau. Nerekomenduoju niekam eiti. Čia radau dar vieną laiptinę. Bet užsižiopsojus biškai galima žemai kristi. Nėra čia laiptų. Visiškai. Reikia saugiai atsargiai čia vaikščioti. O čia gražus balkono vaizdas, matosi sporto salė. Užeisim ir ten. Jo, Artūras ten nuėjo, bet aš jau tikrai neisiu ir nerizikuosiu iš tikrųjų. Lauksiu, kol jis grįš, eisime tolyn į viršų. Ar te grįžo ir dabar bandysime lipti į viršų? Taip. Lipam, pažiūrėsim, kas 4 aukšte. Duris, ant kurių galima lipti. Na, žiūrėkit, ar man sekasi. Gal geriau taip nereikia daryti, bet mes gali jos nučiuožti. Svetainiai baldai mėtosi. Čiužinukas miegojimui kaip per Last of Us. Ten iš tikrųjų matosi ežeras, kuris atrodo labai gražiai. Ir kapinių žvakė. Matyt, kažkas tai buvo apsistojęs. Ir čia miegojo. Čia standartiškai laiptiniai griuvėsiai. Čia lygiai tas pats. Čia į vieną kambarį užėjęs dar lik ir baldų. Stalas, kėdė. Ir langai neišdaužyti. Visi 3 langai sveiki, čia šilčiausia patalpa. Stiklas. Stiklas. Ir ten. Stiklas. Galime prisėsti ant šitos kėdės. Pakuok mūsų gėrimus. Pamatėm, lipam dar aukščiau. Didelis bendrabutis. Matosi, čia svastikų gerbėjai mėgsta savo meną parodyti. Ir esam paskutiniam aukšte, kur matome exitas. Vaikšto žmonės gatve, vietiniai.
Kaimo gyventojai slepiasi už krūmų. Kažką šneka. Tikiuosi, ne pas mus ateina. Dar vienas tūlikas. Kanalizacijos vamzdis. 507. Gerai, čia ant stogo turbūt neina užlipti, ne? Nes čia paskutinis aukštas. Ar te rado skylę ant stogo, bet nėra kopečių. Tai nėra kaip užlipti, ne? Tai va, ieškosim sekančio namo, ant kurio galima užlipti. Išeiname iš pirmojo objekto. Čiuožerti. Čia yra palengvinimui. Jeigu žmogus nėra neįgalus, jis gali važiuoti per šitą. Per apleistą objektą neįgalų žmonės irgi gali patyrinėti. Eisime sekantį požeminį namo rūsį. Rūsys po bendrabučiu. Dar daugiau šiukšlių. Tai čia per nesąmonų muziejus. Visokie baldai. Kodėl čia juos paliko? Sunešė iš viršaus tikriausiai. Ten skylė, nes ten langas iš išorės matėsi. Čia visiškai tamsu. Štai biškį nejauku. VC. Telikas. Bet turbūt nieko neberodo šitas telikas. O, žmogus. Šitoj pusėje. Kas čia? Ir patalpos. Nieko čia nėra. O, kokios patalpos. Neaišku. Šiaip gal buvo čia šildymo punktai. Nepamauk iš rūsio, nieko čia gero. Ieškokim yra kitų pastatų. Kažką naudingiau pamatysim. Einam šituo takiuku. Mašinos važinėjasi, tikiuosi. Niekam čia nebus įdomu, kad vaikštom. Nes realiai čia daug kas yra buvę. Ne tik mes. Kur einam, gal čia bandom? Čia yra duris. Ai, ten tiesiai. Bandom rasti įėjimą į sporto salę. Panašu, kad įėjimas čia. O kad čia sporto salė, tai spėjam iš šitų langų. Teisingai, sporto salė. Arba tai, kas iš jos liko. Stiklai didžiuliai. Iš tikrųjų, čia ganėtinai jauku. Ir visai dar galima pažaisti su kamuoliu. Tik aišku, nebėra lanko, į kurį būtų galima mėtyti. Jau krepšinio lentų nebėra. Viskas nuardyta. Paukščiukai čiulba. Paukštis nutupia ant lempos. Bandau pritraukti. Koks mielas. Ką tu ten veiki, paukšti? Paukštis įskrenda. Blaškosi, jis tikriausiai norėtų išeiti į lauką. Bet įdomu, ar atras duris šitas, pro kurias galima įskristi. Dar vienas lankas ir piešiniai, kurie atsako į kai kuriuos klausimus. Jeigu Dievas jums sako taip, net nesiginčykit. Viskas sugriuvę. Žalia spalva interjere dominavo. Kas čia per patalpos? Neaišku. O, čia tikriausiai rezultatų lentelė.
Kas čia? Suvainiškio. Neaišku, bet kortelės suskaičiuoti tikrai rezultatai. Tokiam lentelėm senais laikais. Ne elektroniniam kaip dabar. Šitame pastate nebėra laiptų į viršų. Norėtųsi ten užlipti. O kaip tai padaryti? Žinau. Manau, liks tai už kadro. Štai ir užlipam. Lipam į antrą aukštą. Jums manau, kas balkonas. O čia tiesiog patalpos. Tiksliai, taigi jokio lango nebuvo sporto salėje. Sporto salės inventorius gal buvo saugomas čia. Matosi va lentynas visokios. Šitas objektėlis buvo vienas iš geresnių, prabangesnių. Ir dabar mes keliaujame į sekantį. Ieškom įėjimo. Kaip tai šitą įeiti? Langų tai daug pro kur įlipti. O, kas čia? Per bačkos. Tuoj priartinsiu. Gal jūs žiūrovai pasakysit, kas šiuose galėjo būti laikoma. Čia parašyta, kad Vaidanas arti. Vaidanas. Aš pasakiau, kad čia Vaidanas. Žodžiu, ieškom kito įėjimo. Čia yra tokias kaip duris. Bet jau labai krūmis apaugę. Matau, kad čia stalkeriai nevaikšto. Langai išdaužyti. Gal čia šalia to pastato kažką pamatysim. Kokį įėjimą. Bet ten irgi kažkoks daugiabutis. Atrodo kaip gyvenamas. Buvo, radom įėjimą. Štai čia iš karto toks šaltis. Lentynos. Nėra visiškai tuščios patalpos. Vis kažkas yra. Baldai suversti, laikraščiai. Žiūrėkim, kelintų metų galim rasti laikraštį. 56 metų balandžio 6. Oho, biški senas. Žiūrėkim, kitą 93 metai. O šita Žemės ūkio mokyklos kompleksas buvo uždarytas 2008 metais. Matosi, va, ką jie čia mokinosi, visokie įrengimai. O, kaip karvėje paimti tešmenį prie automatizuoto pieno siurbimo. Nu, čia daugiau. Čia panašu, kad ir turėjo būti mokykla. Žiūrėkim, kas čia. Irgi 50... Ai, čia nuo 58 metų. O išleidimo data yra va čia. 90 sausio. Ir čia labai daug tų laikraščių. O Dieve, kas čia dabar per informacija? Gal geriau ten eiti? Kokia informacija? Nu ant sienos. Mirisi paėmės. Aha. Ant grindų labai jau mažas, matau. Kažkas neturėjo kom didžiuotis, tai tokį nupiešė. Vietiniai išpranašavo, kad mes čia ateisim, nes matau pavaizduotas žmogus su selfie lazda. Katinėlis ir podelis. Ir yra motyvacinis užrašas Every day is the best day. Ir tuo pačiu yra demotyvacinis piešinys šitas. Į šitą galim nekreipti dėmesio. Daugiau piešinių. Kas čia? Oje.
Geras. Geras yra viršų laiptai. Turiu bandyti lipti ir žiūrėk ir sekantis laiptai, Artūrai. Taip. Ten gale. Tai čia Mokykla. mokyklos pagrindinis įėjimas tikriausiai buvo anksčiau. Radome ir pagrindinį įėjimą foje į Žemės ūkio mokyklą buvusią. Matosi, o, per langus, kad čia buvo mokymai. Einam į foje. Oho, kokia čia erdvė. Kas čia? Įkristi galima iš tikrųjų. O čia tai duobė rimta. Kas čia per erdvė? Didelė. Langai. Čia dar viena sporto salė, spėju. Čia ne sporto salė, čia gal buvo aktų salė, gal tokia auditorija. Gali būti. Matosi ir piešiniai. Varom ten, kur yra laiptai. Eime. Toliau. Ir užminuota bombos. Viena bomba, ten gale antra bomba. Čia tolimas koridorius, nefokusuoja. O, net stipriai sufokusavo. Bandom eiti per šį koridorių, pažiūrėti, kokios čia klasės. Čia panašu, kad į rūsį. Užeisim vėliau, manau. Ten einam, ne? Einam tenai. Čia šalia praeinu pro tualetus. Kur tos klasės? Čia nieko gero. Einam toliau, kokį nors inventorių. Būtų įdomu pamatyti. Visiškai tuščia čia. Visos tos patalpos tuščios. Nu, užeikim čia. Kas čia? Šito vietoj. Ogi nieko, čia tik krūva plytų. Salė. Apleista. Saulė šviečia, tikrai geras jausmas. Taip jaukiai. Lipam tikriausiai į viršų, vis pamačiau laiptus. Lipam laiptais į viršų. Dar vienas duris. Antras Kaip tenai aukštas. tamsu. Žiūrėk, tunelis. Dažniausiai būna šviesa tunelio gale, o čia atvirkštinė. Tamsa tunelio gale. Retai, kada žmonės nori eiti tamsą tunelio gale. Iš šviesos į tamsą, bet mes pabandysime. Štai ir tamsa tunelio gale. Patapo šviesia. O, čia tokios patalpos, šitie tuneliai. Kiek čia galima vaikščioti? A plus A. Kol kas tik vieną A sutikome. O, čia jau kažkas jau nepasismulkino. Jau kokį galėjo, tokį nupiešė. Gigantą. Eime toliau. Jau ne pirmą tokią bačką matom. Tapietai, lūpasi. O tai įdomu, kas čia tais laikais turėjo būti per patalpą? Ką čia mokė? Nieko, jokių ženklų. Visiškai. Ateivinė bent va, sutikom. Pripieštas tokių ateivių. Ir viskas. Aukšte, ne? Kur mes esam? Viršutiniame aukšte. Čia jau pats aukščiausias? Taip, pats aukščiausias ir norėtųsi užlipti dar aukščiau. Po langą? Naglai tu čia. Žiūriu, čia verta lipti, palauk. Ar tai ieško, kur užlipti? Bet nieko nematau pro čia.
Reikia į tą pastatą nueiti. Einam atgal? Aha. Jėzus, ir aš ant šito vos nepaslydau. Kaip čia tamsu. Aš nebematau netgi kur mygtukas pas mane. Gale. Nu, aš tiesiog pati bandau susirasti. Kaip tamsu. Gerai, pasižiūrėkim, kas čia. Ai, čia... Va, matai mechanizmai pajungimo, tai manau, čia buvo projektoriai. Čia kaip aktų salė. O čia kaip ryšku. Mes iš čia atėjom? Jo. Tai varom. Dar į viršų yra lipimas. Bandom lipti į 3 aukštą. Pasirodo, da čia laiptinė yra. Aš labiausiai norėčiau rasti užlipimą ant stogo. O. Priartinsi. Saulė šviečia pro langus, kuriuose stiklų nebėra. Auga medžiai. Čia grinai kaip per Last of Us vaizdelis. Ir taip jaukiai. Bet čia buvo ir grindys medinės, bet jos visos nuardytos. Toks jausmas, kad eitum per geležinkelio bėgius. Va grinai. Bet grinai geležinkelis. Tu. Medis vidinis. Iš tikrųjų tokio vaizdo nesu mačius, kad viduj medis augtų. O, čia kažkokia matosi inventoriaus daugiau. Gal rasim kažką. Čia parašyta. Čia sunkiai kažką išvirkti. Net neatsidaro. Suprasti. Kas čia? Kažkokie tai baldai. O, kažkokios fotojuostelės. Tai tavo nublukusius nieko nebėra. Čia kažkas buvo laboratorija. Daugiau čia neina suprasti, kaip čia. Einam čia. Dar viena patalpa su kažkokia informacija. Ir ant grindų daug daugiau dokumentų, veikėjų. Čia kažkas, lyg ir mes, kad gimėm po dangum, tuo pačiu. Kažkas lietuviškai matau. Matyt, jisai sukūrė šitos žodžius. Koks būsimojo laiko 3 asmens šaknies balsis? Aš slysiu, jis slys. Aš griūsiu, jis griūs. O, čia kas, lietuvių kalbos pamoka buvo? Tai va, ko neišmokai. Gali dasimokyti. Pirmoji patalpa, kur tiek daug yra popierių, medžiagos, kažką patyrinėti. Jo, čia visas inventorius pagrindinis. Nes kitur tai beveik nieko. Bet daugiau kažkokio tai knygų nesimato. Ir čia man labiausiai patinka. Įdomiausias koridorius su medžiais. Ir lauke iš tikrųjų labai gražu, nes vasara, medžiai. Dabar jau tikrai ne mokslo metai, atostogos visiems. Bet mes atėjom pasimokyti apie šitą mokyklą, kas čia gero sužinoti. Kas čia per ilgio vienetai, jėgos vienetai? Fizika. Kaunas, šviesa, 92 metai. Kažkas čia dar pasirašė 99, nors 6/02. O, pasirodo, įmanoma rasti mokykloj šitoj kokios literatūros. Čia taip pat fizika. Ir čia fizika. Fizikos knygutės. Fizika sukelia didelę riziką tapti apleistu. Radau žurnalą
Gyvenimiškos istorijos. Kas parašyta? Prasiblaiviau ir kas toliau. Va kaip blogai prasiblaivyti, nes nebežinai, ką veikti paskui. Nenorim daugiau mokytis. Nebenoriu daugiau jokių mokyklų. Viską mokomės jau. Please. Bėgam iš pamokų. Man rodos, reikia bėgti iš pamokų. Yra gera daina. Neikit vaikai į mokyklą, vaikai, nes čia medžiai auga visur. Ir apleista labai yra šioje mokykloje. Neikit vaikai į mokyklą, nes čia labai apleista. Pasirodo, yra dar vienas aukštas. Aukštas ant stogo. Per tokį užlipimą. Lipom visgi. Ant stogo. Matosi šventės namas. Tos šventės, kur matėm prieš tai, mašinų nebėra. Mes buvom ten tolumoje šitame pastate. O dabar esam pačia mokykloje. Buvom čia. Užeisim šitą apžiūrėsime. Kas čia dar matosi? Matosi tas kaminas. Čia gal galima žemyn leistis. Šitų stogelių labai daug. Čia dar šitame jaučiu ir gyvena žmonės. Matau plastikinių langų, balkonai stiklinti. Čia nežinau, ar verta lipti. Gal ir ne. Kaip čia fainiai ant stogo. Aišku, vėjas tikrai didelis, bet iš esmės tikrai fainiai. Rick? You're not leaving, right? Bye, Morty. Sėdžiu ant mokyklos stogo. Ant mokyklos stogo krašto. Aukštis yra toks, iš tikrųjų. Einame ieškoti grūsio. Visus aukštus apie, išskyrus grūsio. Čia yra rūsys, bet nėra laiptės. Einam ten, kur buvo prie pagrindinio foje. Radau rūsį, užsidedu prožektorių. Bandom. Rūsys. Bet jau taip tamsu čia. Tai va, kaip tamsu. Eina sau. Atsiveria. Erdvės. Ką ten pamatei? Čia. Irgi tie patys ilgi koridoriai. Tamsumos. Ir čia kaip šalta. Tokia vėsuma, drėgmė. Kas čia? Kaip čia sugebėjo žmonės užklijuoti šitos užrašus, jūs man paaiškinkit. Ai, jau, kaip aukštai taip. Nebent čia dar buvo kažkas, tai kažkokios grindys. Jo, Grupė iš Šiaulių. Grupė iš Šiaulių. Labai mėgstama. Kas čia?
Čia laiptai dar žemyn. My God, kokia tamsa ir kokia salė. Milžiniška, iš tikrųjų. Nematau galo. Galas ten kažkur. Panašu į kokį baseiną, bet jokių plytelių. Nieko. Einam iš mokyklos. Užteks mokytis šiam gyvenime. Pro čia atėjom. Ne, mes Ne. čia atėjom. Bet Nebeprisimenu pro kur. galim nueiti į šitą bendrabutį. Einant į šitą pastatą, bendrabutis tikriausiai sekantis. O čia matosi jau normaliai krūmai išpjaunami. Mokyklos pastatas, o čia tikriausiai dar vienas bendrabutis. Kažkaip nesimato čia dar patogaus įėjimo. Radom įėjimą, laukiu Andželijos ir mes kartu dabar eime apžiūrėti. O čia matosi toksai langelis, matyt budėtoja buvo. O čia vėl koridoriai. Ir čia nugaros. Šitas kambarys labai tamsus. Ir matosi, kaip medžiai bando patekti į kambarį. Bet man iš tikrųjų labai gražu. Super vaizdas iš tikrųjų. Lipam į antrą aukštą. O, ilgiausias koridorius. Super ilgas. Bet iš tikrųjų. Kas ten? Girgžda duris. Bandau eiti iki pat šio galo, pasižiūrėsiu. Žiūrėk, kaip čia įdomiai. Čia balkonas yra. Žiūrėk, artą laiptinę. Manau, neverta į šitą eiti, lipam tiesiai į 4. aukštą. 3. aukšte net nestojam. O, būtų visai faini užlipti ir ant šito stogo. Bet nėra aišku kopėčių. Kažkas. Čia. Ne. Ten kažkur duris girgžda. Noriu pasižiūrėti kur. Čia. Langas. Pats atsidarinėja ir užsidarinėja. Ir ten garsas yra toks pat. Nu jo, čia tikrai nejaukus. Girdit? Ir čia, ir ten. Iš arti pasižiūrėkim. Na, matot? Ar tikrai čia vėjas? Pabandysiu paliesti. Nepasakyčiau, kad labai lengva darinėti šitą langą, nes jisai toks sunkus. Nu jo. Gaila.
Patys juda. Nu tikrai aš jų nejudinu. Garsas vaiduokliškas. Va taip ir girgžda visas daugiabutis. Naktį turėtų čia būti šiurpu vaikščioti, kai tokie garsai. Aš girdėjau žingsnius. Aš ne tik langus mačiau atsidarančius, bet ir žingsnius girdėjau. Grinai garsas buvo, kad eitų kažkas koridorium. Nu, gal kitur stalkeriai, bet iš tikrųjų nieko nėra. Aš ėjau iš tos pusės. Gal ir tavo. Labai tikiuosi, kad tai buvo arte. Bandysiu išeiti balkoną. Čia yra pats aukščiausias ar ne aukštas? Ir pabandau išeiti. O, kažkas atvažiuoja. Mašina. Visa mokykla. Ir iš jo matosi visą mokyklą. Bet išėjom pabūti. Laukelį. Pilnas pastatas garsų. Pilnas vaiduoklių. Pilnas vaiduoklių. Senų mokytojų. Bet tikrai ypač naktį pabandytum čia vaikščioti. Eiktų, kaip būtų baisu. Dieną tai dar dzin, saulė šviečia. Bet jeigu naktį pabandytume. O, girdėjai? Nu, va šitas, tas pats, kur tu filmavai. Taip. Na, absoliučiai visi langai va tokie. Čia Kas ten? laida A&A Explorers. Ghostbusters. Šita patalpa neturi iš vis lango. Tiksliau įrėminimo. Kiauras. Dar vienas išėjimas aukščiausiojo koridoriaus. Ok. Nu gerai, viskas, ieškom išėjimo į apačią. Einam žemyn. Ei, nepaliuk manęs, pažiūrėk, kaip čia nulipti. Duok ranką. Ačiū. Tie visi garsai mane taip gazdina. Viskas, noriu greičiau įti kitą pastatą. Einam iš čia. Nu, žodžiu, prisigazdinau šitam pastate. Jeigu kas nors mėgsta vaiduoklius, prašom atvykti į Konstantinavą. Ir liko paskutinis bendrabutis, bet neprasčiausias. Ieškom įėjimo. Kol kas įėjimo nesimato. Jau toksai tikrai griūnantis. Eisim iš kitos pusės, netgi užmūryta. Įėjimo neradom, bet iš namo galo matom įėjimą į parduotuvę. Einam pažiūrėsim, kas čia toj parduotuvėje liko. Maisto prekės. Nieko čia daug neliko. Keli baldai. Sofkutė. Parduotuvės patalpos. O aš pastebėjau, kad šiame name lygiai taip pat daužosi langai. Stebėkime šį namą. Įėjimas yra, manau, iš kitos pusės, o ten žmonės kieme savo sėdi. Vis tiek patekome į vidų, pro langą. Patekome į patalpą, kuri užbarikaduota daiktais. Bandome juos perlipti ir patraukti.
mes vis tiek patekome vidų, nors mūsų apšaukė. O ką? Kas mūsų laikys? Šitas pastatas visas girgždantis. Įvairūs garsai ir laukia bauda. Susitiksime mes. O, žmonės savo gyvena. Kepa kažką gamina, po to čia šaukia. Kur čia vaikšto? Antras aukštas. Čia tokie keisti garsai iš šito koridoriaus galo. O, varstosi. Tai čia jos kelia triukšmą. Atsidaro ir po to trenkiasi. Reikia uždaryti šitas. Matai tolumai? Mano šviesa tunelio gale. Mano šviesa tunelio gale dingo. Aš nebematau jos. Štai kur ji. Radau. Išlipome iš objektų, į kurį mums neleido eiti. Neštinamės iš čia. Bėgam iš čia, kol nepagavo vietiniai. Paskutinė vieta, kurią buvo galima apžiūrėti. Nepaisant draudimų, vis tiek pavyko mums patekti šitą pastatą. Tai va, vietiniai negali uždrausti ateiti, jeigu nori. Čia yra jau vieša erdvė, toks stalkerių. Mūsų erdvė. Tai va, laidelę baigiame. Ačiū, kad žiūrėjote. Kas norit, palaikinkit, pakomentuokite ir sekite mus toliau. Iki sekančio video. Iki sekančio video.